Labą dieną, labą dieną. Labas rytas jau. Nors koks šį rytą, žinot, vis tiek jau nuo 6, jeigu atsikėlėte, jau ką čia jau tas rytas, jau visi jau įdienoja. Tuo reikės ir pietus valgyti, man atrodo. Bent jau aš tai taip darau. Tai visi sveiki, mes čia susirinkom į Eurovaistinės diskusiją, kurioje kalbėsime, kada gydytis savo jėgomis, o kada jau reikėtų kreiptis į gydytoją. Ir su manim čia yra labai garbus svečiai, tai yra režisierius Vytenis Pauliukaitis ir... Labas rytas visiems, labai džiaugiuosi, kad jūs atėjot, kad mes galėsim padiskutuoti. Labai džiaugiuosi, kad Eurovaistinės kolegos, profesionalai čia priėmė į savo būrį ir mane. Aš iš tikrųjų esu jūs. Aš su medicina nelabai, bet vaistininkus aš myliu ir paskui pasakysiu dėl ko. Mes tikrai išsiaiškinsim, kokie čia tie santykiai yra. Ir taipogi kartu su mumis Eurovaistinės vaistininkai Jovita Leknienė. Labas rytas. Ir Vygintas Milašius. Labas rytas. Tai vat mes visi čia pasikalbėsime. Aš taipogi esu gydytojas psichoterapeutas Dainius Jagučionis. Aš tik moderuoju, čia labai daug nesikišiu, nebent jau matysiu, kad į psichikos sritį ten kišasi, tai tada aš jau ten treptelsiu koją, jeigu reikės kažkur. Turiu aš ten truputėlį ką užpykti, bet pažiūrėsim, ar reikės ar nereikės šitoj vietoj. Tai ką, ir pradėkime. Jeigu kažkas labai norėsit paklausti kažko, tai ar kažkuo labai pasidalinti, ten dešinėje nuo jūsų pusėje yra mikrofonas. Tai prašysime tada iki mikrofono nueiti, kad visi girdėtumėm, kadangi ir filmuoja dar, tai tiesiog, kad visiems būtų aišku, ko jūs norėsit paklausti arba pasidalinti. Tai jeigu kažkur kažkas, tai aš matysiu, galėsim tada padiskutuoti šitą situaciją. Nu, mes pradėkim tada mūsų diskusiją nuo pirmojo klausimo. Kadagi kreipiasi vaistininką žmonės vietoj gydytojo? Kokios situacijos būna, kada jie pirmą labiau į vaistininką kreipiasi, bet dar iki gydytojo nenuėjo, arba galbūt net nebūtina pas gydytoją į to situaciją. Tai Vygintai gal... Gerai, tų situacijų yra labai daug, iš tikrųjų dažnu atveju vaistininką visų pirma ir kreipiasi. Jau tik tai sekantis žygis būna žygis pas gydytoją, nebent kažkokia labai ūmi problema atsitinka ir jau greitoji pagalba išveža žmogų. O šiaip visais atvejais visų pirma žmogus lekia į vaistinę ir vaistinėje ieško pagalbos, klausia, ką man daryti. Dažniausios problemos turbūt būna sezoninės, tai dabar, pavyzdžiui, ruduo, peršalimai, kosuliai, temperatūros, COVID pandemija, ne pandemija, nežinau kaip čia dabar pasakyti, bet, žodžiu, COVID labai daug. Vasaros metu nudegimai, sukandžiojimai, pavasarį galbūt vėl nusilpęs imunitetas, vėl kabinasi kažkokios lygos peršalimo. Nu, tai sezoniškumas toksai ir yra. Ir vaistininkas yra tas, kuris pirmas išgirsta tą problemą ir kuriuo skundžiasi žmogus ir ieško galimybės padėti, patarti. O sakykit, dėl skiepų ar ateina? Ar dažnas būna, kad... Čia galbūt Jolita galėtų daugiau papasakoti. Taip, labai dažnai ateina. Iš tiesų, skiepai irgi turi sezoniškumą, nes rudenį daugiau jau ateina visi dėl gripo, pneumokoko vakcinų, o pavasarį, vasarą dėl erkinio encefalito. Tai reikia tiesiog pas vaistininką ateiti, sakyti, noriu skiepo ir bakst ir viskas. Tikrai taip. Ir dar papasakosim viską, dar apie kitus skiepus papasakosim, tai tikrai kviečiam. Nu puiku, tai labai yra viskas labai gerai. Nereikia, kaip sakant, gaišti laiko, eiti pas gydytojus, laukti ant to eilėje, daug greičiau bus galima pas vaistininkus užsukti. Dabar turbūt pats įdomiausias šitas klausimas yra, jau čia mes užkulisėse jau buvom truputėlį aptarę ir Vytenis turi istorijų, turbūt ne vieną ir ne dvi, ir jūs, man atrodo, turėsite ko pasidalinti, tai yra apie savigydą. Taigi, kuo žmonės užsiima ir kuo jie pradeda gydytis? Jovita, gal jūs kokį turite istoriją, prisiminimą? Iš tiesų,
Dažnai visi savigydą užsiema. Iš pradžių patys pabando, tada ateina pas vaistininką, o po to jau pas gydytoją, jeigu labai blogai. Bet labai dažnai aš pastebiu vaistiniai, kad žmonės gydosi vaistais, kurie nebegalioja. Tarkim, turime paracetamolį visi namuose. Balta tabletė, jei niekas nenutiko, laikėte spintelėje, bet galioja iki 2023 metų Liepos. Gal ir nieko. Čia gerai, jeigu iki 23 metų Liepos. Aš esu matęs pas tėvus ir kokių 97 dar. Taip. Ir iš tiesų, jeigu vaizdas tabletės nepasikeičia, tai nereiškia, kad vaistai yra geri. Nes nieks netyria vaisto po jo galiojimo laiko. Yra nustatyta data ir viskas, kas po to toje tabletėje darosi, niekas nežino. Taip pat dar labai svarbu, kad nusiperka, tarkim, akių lašų ir ten griežtai parašyta, atidarius vartoti 3 mėnesius. Ir gal ir po pusės metų nieko tokio susilašint lašiukus, bet iš tiesų ne. 3 mėnesiai. Šiaip patariu visada ant tokių skystų visokių, kur parašyta, kad 3 mėnesius, pusę metų vartot, užsirašyta atidarius datą. Ten rugsėjo 29 atidariau ir aš žinosiu, kad jau čia tie 3 mėnesiai bus lengva suskaičiuoti. Taip pat ir... O aš atsiprašau, Jovita, dar noriu truputėlį pertraukti, pasitikslinti. O tai čia nėra tiesiog farmacininkų triukas, kad, čia, kad aš atsidariau, dar viskas gerai, dar ten, 2/3 buteliuko likę ir tai kodėl dabar aš negalėčiau naudoti vėliau? Kas su jais atsitinka? Iš tiesų yra įdėta konservantų, kurie ir veikia tam tikrą laiko tarpą. Ypač akių lašuose svarbu ta data, nes akių lašai yra sterili priemonė ir po tų 3 mėnesių ji gali tapti nebesterili. Tai mes galime dar ir uždegimą akių pasidaryti prie to belašinant pasibaigusio galiojimo vaistus. Bet viena įspūdingesnių istorijų su savigyda bent man yra nutikus, kur moteriai pasibaigia jos vaistai nuo kraujospūdžio. Yra vyro, bet kažkokie truputį nematyti, bet gal ir tiks. Ir jis sugėrė visą likutį vyro vaistų nuo prostatos. Tai prostata jai neatsirado, bet tikrai galima pakenkti ir kepenim, ir inkstam su tokia savigyda ir kraujospūdžio tikriausiai nesusimažino taip pat. Bet gal veikia, žinot, kaip tada kaip placebas, jeigu geriu ir galvoju, kad veikia, tai gal ir veikia ir kraujospūdį. Tikrai taip. Labai įdomus. Man atrodo, dar vienas dalykas su tais vaistais, kurie yra pradaromi, tai yra, kodėl jie keičiasi ir kodėl jie sugenda, tai yra deguonies poveikis. Nes ore vyksta toks procesas, kai oksidacija, kai jeigu mes laikysim pradarytus jau ir jie visi, beveik visi lašai, kurie yra pradaryti, jie pats turi sąlytį su oru. Ir jie tada, jų visą tą cheminę sudėtį, jie gali pasikeisti per tą patį laiką. Tai dėl to irgi yra labai svarbu suprasti, kad vis dėlto tie vaistai, kurie yra naudojami, jeigu tai nėra tablečių pavidalo, bet yra dažniausiai skystis, jie turi daug trumpesnį galiojimo laiką ir tikrai neverta, čia kaip pasakyti, kartais atrodo, bet dar yra, čia prieš pusę metų naudojau tos akių lašus, taigi dar aš juos turiu šaldytuve, tai gal aš juos panaudosiu. Galite prisidaryti blogesnės situacijas savo gyvenime, negu kad pagalbos. Palaukite, aš čia turiu įsikišti, tiesiog sukilo nervai. Aš esu matęs ant palangių ištisas vaistinės būtuose pas pagyvenusius žmonės. Jau nekalbant, kad ir spintelės pilnos. Ir kad aš paklausiau, kam jums tiek tų vaistų, man atsakė labai tvirtai, o gal dar reikės. O gal kaimynui reikės, pasiūlysiu, mano artimiesiems. Mes esame labai taupus, bet su vaistais reikėtų mums kažkaip atsakingiau. Pirmiausia, mes neskaitome tų lapelių, kas ten parašyta, tokios ilgos paklodės. Atrodo, kad mes prisiminsim, ką mums pasakė.
kiek tie vaistai galioja, nuo ko jie yra, kada juos gerti. Nieko mes neprisiminsim, jeigu mes jų turime daug ir nenunešame į vaistinę tų, kurie liko nuo gydymo ir jie mums visiškai nereikalingi. Galėčiau papasakoti labai daug įdomių visokių istorijų, kurias net užsirašiau, kad nepamirščiau. Todėl, kad aš manau, kad salėje sėdi tie, kurie protingai elgesi su vaistais. Bet yra daug, kurie čia nesėdi. Tai patarkime jiems. Mums reikia tas istorijas išgirsti, kad galėtų ir žiūrovai pasidalinti vėliau su savo draugais ir kaimynais. Visų pirma, mes dabar pas gydytojus sunkiai patenkame. Ir vaistininkai mums yra ta pirmoji ir svarbioji pagalba. Dėl to aš labai myliu šitos profesijos žmonės ir kiek man teko kreiptis į juos, apeinant gydytojus, nes pas juos sunku patekti, jie visada patars. Bet jeigu mes užsiimame savigydą, tai atėję pas vaistininką prašydami vaistų, pasakykime, kad mes gydėmės tuo ir tuo, kad mes gėrėm tą ir tą, kad mums kaimynė Zosė pasiūlė tą ir mes irgi gėrėm ir nuo to prasidėjo temperatūros, prasidėjo uždegimai, kad mes gydėmės, mes prisipažinkime kaip ir pas daktarą. Žinote, aš truputį domėjausi Smetonos laikais, kaip mes dabar vis mėgstame į mūsų močiučių laikus atsižvelgti, tai tada vaistininkas buvo pirmasis daktaras, nes daktarų nedaug buvo ir pas juos buvo brangu patekti. Taigi, kad šita profesija, šventa profesija, plojimai vaistininką, mėly ponai. O dabar pasakysiu apie visokius fokusus. Štai du jaunuoliai virš 60 metų girtuokliavo. Ir vienas kažkaip eidamas nukrito nuo laiptų ir susilaužė ranką. Aišku, jis pas daktarą išgėręs neis. Jo žmona buvo perskaičiusi, kad citrinos sultys per odą labai stabdo visokius procesus, kurie trukdo žmogui gyventi. Ir tas žmogus, kol išsipagirios su žmonos leidimu, citrinų sultyse gydė ranką 4 dienas sulūžusią. Tai argi gali taip būti, kas nors gero su tuo žmogum? Ten galėjo atsitikti velnias žino kas. Antras dalykas, reikia eiti, koks tu bebūtum, ir prašyti pagalbos, o ne gydytis citrinos sultimis. Kita labai protinga moteris buvo perskaičiusi internete, kad česnakas visokias sukilusias infekcijas labai puikiai gydo. Ir jai paskaudo ausis. Ir įsivaizduokit savo, ji sutarkavo česnaką, sudėjo į merlinį tokią servetėlę ir įkišo į tą ausį. Ir šitokiu būdu ji gydėsi 4 paras, kol išdegino ten daug ausyje. Ir reikėjo daug vaistų gydytojai, kad atstatytų bent šiek tiek tą sveikatą. Taip, kad čia būtų galima aiškinti ir aiškinti, jeigu norit pasijuokti, tai pasijuokim, pasakysiu vieną labai nejaukų dalyką, kuris vyriškiui baigėsi kapinėmis. Būna to amžiaus vyrų, kada lytinis gyvenimas jų pasunkėja. Nu ir vieną kartą tokioj puikioj kompanijoje, man tai papasakojo chirurgas, daktaras, labai konkretus, vyriškiai pradėjo kalbėti, kaip čia tą gyvenimą pagerinti. Ir vienas iš jų, sakykime, Jonas, sako, tu paimk į alaus bokalą ir šaukštą gipso ir jame išmaišyk ir išgerk tu tą bokalą. Tai yra tikras atvejis, tai yra ne anekdotas. Tas žmogus išgėrė. Ir kaip įsivaizduojate, neužilgo išgirdo bažnyčios varpus. Todėl kaipgi tą gipsą iš skrandžio ištraukti.
Tokių visokių pasigydymų yra labai daug ir galima čia būtų aiškinti. Iš tikrųjų, mes kartais labai pasimetam ir kaimynai mums yra didesni patarėjai arba internetas. Čia turėčiau pasakyti dar porą žodžių apie televizijos programas. Ir tai, kad mes žiūrėdami televizorių dažnai matome, kada ten kalbama yra apie kažkokius vaistus ir sakoma simptomai. Kaip žmogus, reiškia, jautėsi, o paskui jis išgėrė tų vaistų ir pasveiko. Bežiūrint televizorių mums aiškiai kyla mintis, kad ir man tokie simptomai. Ir aš ten kosėjau 3 dienas. Ir man ten po skrandžių traukia tą, ką aš matau ekrane. Ta įtaiga nuveda žmogų į vaistinę ir jis reikalauja būtent tų vaistų. Čia kolegos turbūt galėtų papasakot, nes jis matė per televiziją. Mielieji, tas mūsų pasakymas, kad gydytojai blogai gydo ir jeigu nori pasveikti, tai gydykis pats. Aš visiškai su tuo nesutinku. Nežinau, kaip jūs. Atrodo, kaip anekdotus būtumėt papasakojęs šitoje vietoje. Man atrodo, ir prieš tai kalbėjome, kad iš tokių įvykių netgi anekdotai gimsta, nes sunku patikėti, kad žmonės vienas, kad pasakė, kad reikia cementą sumaišyti su alum, tai čia kas ten žino, gal kaip nors pajokavo, ne, bet kad kitas patikėjo, tai jau irgi yra. Kokiu būdu jie buvo sugalvoję, kad tai veikia, tai kažkaip net ten nėra tiesioginės sąsajos, bet O kaip jau jūs pasielgtumėt, jeigu, pavyzdžiui, onkologinė liga ir jūs gydo ir niekas ten neina gerin ir staigiai pasako kažkas, kas išgijo nuo to, kad rupūžę užpiltą spiritų gėrį. Tai, aš turbūt irgi tą rupūžę gaudyčiau ir kiščiau į butelį. Ta situacija iš tikrųjų labai yra svarbi, nes kai mes esame toje jau vietoje, kai yra labai beviltiška situacija, arba mums atrodo, kad beviltiška situacija, nes gydytojai galbūt sako, kad viskas bus gerai ir tiesiog mes gydysim, reikia žiūrėti, kaip reaguos, bet mums yra beviltiška situacija. Mes jau jaučiamės, kad viskas. Ir aš kaip žinau, kad vis dar yra tas toksai kai kurių žmonių gajus įsitikinimas, kad jeigu yra užfiksuota onkologinė liga, viskas, pabaiga. Kad jau baigėsi. Nes jūs girdėjom, kad kažkokie žmonės kažką tai pasakoja, bet šiuolaikinė medicina, jinai išgelbė žmonės ir tikrai viskas būna tvarkoti. Tokiai situacijai, kai yra beviltiškumas, tada bet koks atrodo šiaudas gali griebtis. Tai rupūžė su degtine, tai gal ir nepakenks. Bet alus su cementu, o čia kitas reikalas. Su gipsu, tai yra dar baisiau. Abudu dalykai, man atrodo, yra nieko nepilkite talų. Jeigu jau patinka gerti talų, tai jau tiesiog. Ir geriau tada nealkoholinis, tada iš vis nebūna jokių problemų šitoje situacijoje. Tęsiant temą toliau. Ko dar atneša pas mus į vaistinės? Ar būna tokių situacijų kažkokių? Taip. Iš tiesų, pasibaigusio galiojimo vaistus netgi smagu rinkti yra. Mes jų labai daug surenkam, labai ačiū visiems, kas neišmetat ir atnešat. Taip reikia labai gerai, daryti. kad atneša. Labai gerai, bet vis pasižiūrim, ką atneša. Vis tiek reikia patikrinti, kas atnešta. Tai iš tiesų dažniausiai vaikai, anūkai padaro generalinės tvarkas pas tėvus namuose ir atneša ir 85 pasibaigusių vaistų, ir stiklinių švirkštų, gyvsidabrio termometrų, bet pats įdomiausias dalykas, ką aš esu pas save vaistinėje gavus, yra laidotuvių nuotraukos.
tarp vaistų. Tai iš tiesų reikėtų ne taip paimti viską ir atnešti, bet dar reikėtų ir persižiūrėti, ką atnešat. Bet labai dažnai pastebim, kad nesugeria viso kurso vaistų. Tarkim, paskiria antibiotikus, kuriuos vaistininkas pasako, kad nors ir gerai jausitės, sugerkite iki paskutinės tabletės. Ir mums, kaip taisyklė, kokias 6-7 atneša. Tai jau matom, kad nepaklausė nei gydytojo, nei vaistininko patarimo. Ir taip pat lėtinių ligų vaistų labai daug grįžta atgal pas mus, kai žmogus nusprendžia turbūt nebesigydyti ir užsiimti savigydą. Kam ten mažinti cholesterolį vaistais, kuriuos paskyrė gydytojas, jeigu aš galiu kažką savo gamybos išgerti. Na taip galima, be abejo. Čia dar papildant galėčiau tiesiog pasakyti, kad racionalus vaistų vartojimas ir yra dėl to labai svarbus ir mes su kolegomis dažnai atkreipiam dėmesį, kuomet pacientui tiesiog pirmą kartą gydytojas paskiria vaistus ir paskiria juos ilgam laikui, ten tarkim 3 ar net 6 mėnesiam, žmogus nežino, kaip jo organizmas reaguos į tą vaistą, gal kažkokios šalutinės reakcijos prasidės ar dar kažką tai. Stengiamės atkalbėti, galbūt nereikia pirkti iš karto visam laikui, to vaistų pabandyk mėnesiui. Nes iš šitos pusės ir prasideda galbūt ir ta savigyda, kuomet pacientas prisiperka daug vaistų, jam netiko, jisai girdėjo, nuo ko šitas vaistas, pasiūlo kaimynui ar ten, nežinau, kažkam tai pasidalina. Esu turėjęs istoriją, kuomet močiutė ateina tiesiog tabletę atsineša, paprasta tabletė be jokių žašų, be nieko ir klausia manęs, jau rusakalbė buvo, doktor, ačivoja tą tabletką. Ir paaiškink jai, neaišku, ten nei kelintų metų, nei kas, nei kur, nei apie ką. Bet gydosi, žmonės taip gydosi ir nusigydo paprasčiausiai. Bet jūs pasakykite, čiagi yra psichologinis momentas. Žmogus susirgo, lyga nepasitraukia. Aš suprantu, kad negalime išgyti nuo stipresnių lygų, sakykime, per dieną ar per 2 ar per 3. Ir pas daktarą neprisišauksi taip staigiai. Ir kaip tada daryti, ir žmonės pradeda gydytis patys. Man pačiam yra patarę mano kolegos ir iš tikrųjų, aš jums tuoj pasakysiu, tik prašau, taip niekas nedarykit. Aš labai stipriai peršalau vieno išvykoje filmavime. Ir ten reikia būti visą laiką šiaip geros formos. Ir man sako, tu negerk tų visų chemijų. Tu paimk jodo, nakčiai, iškaitink kojas, ištepk visą padą ir tarpupirščius, užmauk šiltas kojines ir ryte pamatysi, bus daug geriau. Ir ką jūs man pasakysit, taip ir buvo. Taip ir buvo. Ir ta koja ten vos gelsva, ne tokia ruda, kaip nuo jodo būtų. Kaip aš pasakiau savo daktariai, paskui po kiek laiko šeimos daktariai, kurią turiu labai puikią ir jos labai klausau ir net bijau tarp mūsų šnekant, nes jinai labai griežta. Jinai man pasakė, tu esi išprotėjęs, gerai, kad tavo širdis dar tuksi. O jeigu būtų žmogus, turintis su širdim visokių problemų, taigi būtų galėjęs pasibaigti tas viskas visai. Apie tą savigydą, apie tas visas, pasakykit man. Mes ateiname pas jūs į vaistinę, čiaudim, jau gripas ateina. Tai gerai, tos tabletės, kur mes ten gauname madingos, kurios būna šitą sezoną madingos. Ir ką? Kaip jos, aš suprantu, jos kažkiek sustabdo vystymąsi turbūt tos ligos, bet josgi neišgydo tų visų ten kvėpavimo dalykų. Išgėrus 2 dienas po 3 tabletės ir mes vėl einam į darbą. Kaip yra? Jo, Vyteni, grįžtant į tą istoriją apie jodą, tai aš manau, kad visi nuo seno žino ir, jau nežinau, nuo laikų žmonės įsitrindavo spiritu.
kad padėtų tiesiog tam tikrų. Tai jodas iš principo tai yra spiritas, nes greičiausiai naudojate ne vandeninį, o spiritinį tirpalą ir tas spiritas tikėtina, kad šiek tiek jums pagerino kraujotaką, kojose mes žinom, kad ten daug receptorių yra, šiek tiek savijauta pagerėjo. Tai čia kas liečia, ne jodas turbūt padėjo, labiau padėjo spiritas esantis jode. Dabar kas liečia tabletes ir peršalimus, tai iš principo reikėtų žinoti, kad vaistų nuo peršalimo nėra. Tai yra negydomas dalykas, pats organizmas turi išsiaiškinti su tuo. Visi vaistai be išimties, jie palengvina mums gyvenimą. Tarkim, sloga bėga, išgėriau tabletę, lengviau man kvėpuoti, ar pasipurškiau į nosį, lengviau kvėpuoti, atsirado temperatūra, nusimušiau temperatūrą, bet tai yra simptominis gydymas. O jau toliau viskas priklauso nuo mūsų organizmo. Ant kiek yra jisai stiprus ir kaip greitai sugebės išsispręsti. Tai jeigu jūs pasveikote per 2, 3, 4 dienas, mažai tikėtina, bet jeigu taip įvyko, reiškia, turite stiprų organizmą, jeigu užsitęsė, tikėtina, kad organizmas galbūt silpnesnis arba virusas, o tai būtų greičiausiai virusinė infekcija kažkokia, tai yra stipresnis už jūsų imunitetą. Tai vat, ir nežinau, turbūt standartiškai skaitosi, kad jeigu žmogus pats savo padėdamas, besigydydamas 4 dienų eigoje nejaučia palengvėjimo arba situacija nepradeda eiti gerąją pusę, reikėtų ieškoti kontakto su gydytoju. Čia labai gera tema apie to peršalimą. Aš kaip dirbau šeimos gydytoju, tai pas mane ateidavo ir sakydavo, žinot, aš čia susirgau, peršalau, čia man blogai. Aš jau, žinokit, pradėjau gerti antibiotikus, galite man dar receptą prašyti? Aš taip, o kodėl? Kodėl antibiotikai? Ne, tai aš visą laiką, aš visą laiką antibiotikų, man visą laiką padeda. Na, taip, peršalimas baigėsi. Gydomas per 7 dienas, negydomas per savaitę. Ne? Tai klausimas su tais antibiotikais visą laiką būna. O tai kaip čia su tais antibiotikais? Ar tikrai reikia? Ir kas atsitinka, kad kai žmonės pradeda antibiotikus vartoti, jeigu jie yra tik tai peršalę, antibiotikai jie nepadeda tuo metu. Jie nieko nedaro, nes nėra bakterijos. Peršalimas dažniausiai būna virusinė tokia. Ten snapliuot kažkiek. Truputėlį gali būti net temperatūra pakilti, bet nėra bakterinio uždegimo. Nėra kam antibiotikams ten užmušt niekur. Bet pradeda vartoti ir sako, po poros dienų, 3 kokių, sako, tai kad man jau geriau. Ir nutraukia tą antibiotiką. Tai aš pasiklausiu, tai kas čia tokio blogo, va šitaip antibiotikus tos naudoti? Buvo negerai. Jeigu taip darysim vieną kartą, galbūt tai nieko neatsitiks, bet jeigu tai kartojasi nuolat pastoviai, tiesiog atsiranda organizmo pripratimas prie tam tikros rūšies antibiotikų ir jie, kai reikia, paprasčiausiai neveikia. Taip, o teisingai pastebėjot, kad mintis yra ta, kad jeigu pradedam gerti antibiotikų kursą, tai visų pirma, jį reikia sugerti visą. Antras dalykas, kad tai turi paskirti gydytojas ir jeigu jau visiškai vadovėliškai žiūrint, aš manau, kad gydytojas prieš paskirdamas antibiotiką turėtų atlikti kraujo tyrimą, pasižiūrėti, ar antibiotikas yra reikalingas ir tik tada. Yra, aišku, gydytojų, kurie turi daug praktikos, daug patirties ir jie jau kartais iš akies pastebi tą dalyką, kad tai tikriausiai bus ta problema, kuriai reikia antibiotikų ir kraujo tyrimo nedaro, bet čia turėtų būti vis tiek. Gydytojas, aš tai manau, su daug patirties ir praktikos. O priešingų atveju, kaip ir atsiranda rizika, kad galbūt nereikia man to antibiotiko. Paskyrė, žmonių dvejonės atsiranda, nusiperka, pasideda, tada po kiek laiko vėl kažkas tai išlenda, o aš turiu antibiotiką, tinka, netinka, išgeria. Žodžiu, tokie blaškymai prasideda. Tai antibiotikus vartoti reikia tik tada, kada realiai jos reikia vartoti. Šiaip antibiotikas nėra tabletė, kuri, kaip būtų kažkokia, pastilė nuo kosulio. Jis geras vaistas, bet jis ir tuo pačiu gali palikti tam tikrų pasiekmių šitoje situacijoje. Tai labai reikia žiūrėti ir siekime, kad nebūtų antibiotiko to neracionalaus vartojimo. Tačiau aš iš šeimos gydytojų pusės jau sakau, kad nedarykit taip. Nevartokit antibiotikų, jeigu nieks jų nepaskyrė. Net jeigu jūs ir žinot, kad jums karts nuo karto tai padeda. Kitas klausimas jums. Ar buvo taip, kad
čia tokių turbūt iš ekstremalesnių situacijų, kad atėjo į vaistinę žmogus, norėjo pasiklausti kažko, o jūs jam iškart greitai. Ne kartą, bent pas mus tai tikrai yra buvę, kad ypač su kraujospūdžiais dažniausiai, kad prastai jaučiasi, pasodinam, pamatuojam kraujospūdį, jau ten koks 190 ir mes iš karto kviečiam greitai, jeigu net nenori dažniausiai. Nežinau, kaip pas jūs. Nesakysiu, kad tai yra labai dažnas, bet kartą per 2 savaitės tikrai pasitaiko. Problema yra ta, kad mes tai norim pakviesti greitai ir padėti žmogui. Dažnai žmogus sako, negaliu. Nekvies greitosios, nes aš negaliu. Manęs laukia darbas, manęs laukia vaikai, turiu grįžti namo pavalgyti, padaryti. Žodžiu, tų situacijų būna visokiausių ir tada tiesiog sakai, žmogau, tu susimastyk. Tu gali būti taip, kad apskritai tuoj, kaip ten Vytenis sakė, varpų klausysies. Tai va, tai iš tikrųjų būna, pasitaiko, tik tai bėda, kad ne visi kažkodėl bijo. Bijo atsidurti ligoninėje. Galėčiau papasakoti istoriją, kuri visai nesenai aną savaitę nutiko Nicoje, tame viešbutyje, kuriame aš gyvenau. Ten viena labai, pasakyčiau, efektinga tokia senolė, pusryčiaudavom kartu, irgi išvyko į tą geresnį pasaulį. O atsitiko tai dėl to, kad ji atostogų nepaėmė jokių vaistų, kurie ją gydo ir kur ji naudojo visą paskutinius ten keletą metų. Kada atvažiavo greitoji, supraskite, jiegi nežino, kas tau atsitiko, kas su tavimi yra, o tu pasakyti negali. Kaip taip neatsakingai, kaip mes tuos vaistus savo pamirštame, išvažiuodami dar ir į svetimą šalį. Kas ten galėtų staigiai suteikti pagalbą, kada žmogui iš tikrųjų labai bloga. Jie nepadėjo, greitoji atvažiavo greitai, ją išvežė ir ką, kitą dieną sužinojom, kad mirė ta moteris. Todėl, kad jinai jau 2 savaitės visiškai nenaudojo tų vaistų, kurie jai buvo paskirti. Ir tą viską sužinojo tik tada, kada atvyko jos dukra. Neatsakingai kartais mes darom. Kartais mes priešingai labai daug visko naudojam ir galvodami, kad ta gausybė vaistų, kuriuos naudojom kažkada, kad padės, kad greičiau sutvarkys tą ligą. Nežinau, profesionalai turbūt mums patartų teisingiau gyventi, matyti. Tikriausia, bet jeigu skiriami yra vaistai, mes turim iš tikrųjų išsiaiškinti, ką jie mums daro, ką jie mums padeda, kaip jie sąveikauja su kitais vaistais. Juk mes ir vaistinė, aš nežinau, ar jums pasako žmonės prašydami vienų ar kitų vaistų, kad jie naudoja dar tą ir tą ir tą ir aną ir 5. O va šitoj vietoje norėčiau dar visus ir paraginti. Kartais, kai nueinam pas gydytoją, mes turim labai ribotą laiką ir nesinori gydytojo trukdyti ir klausinėti dar. Išrašo vaistus, pasiema visi ir viskas. Nebijokit paklausti vaistinį. Mes ir užrašyti ant dėžučių galim, nuo ko, papasakot viską, pasakykit, ką dar naudojat, kokius vaistus, paderinsim dienos bėgį, kaip geriau naudoti ir tikrai atsakysim į visus klausimus. Ir vaistiniai, jeigu ten nestovi dar 20 žmonių eilėjų, neminant kulnų, tai tikrai yra laiko ir galima pasitarti su vaistininku. Labai norėčiau apie tas eilės. Galima? Būtų gal truputį linksmiau, tai čia vis kalbam, mirė, varpai. Mes sveiki ir puikūs ir viskas su mumis bus gerai. Kol tuos varpus išgirsim, praeis dar 100 metų. Bet aš noriu su jumis pasijuokti apie tai, kaip mes kartais elgiamės vaistinėje. Štai stovi didžiulė žmonių eilė. Moteris, kuri jau priėjo prie vaistininko, pamiršo, kokių vaistų jai reikia. Galvoju savo velnės, taigi galėjo ant lapelio užsirašyti taip, kaip aš darau.
Kasgi atsimins tuos visokius pavadinimus ir ko tau iš tikrųjų reikia. Būna, kad jau ir pamirštame. Antras dalykas, juokingesnis dar, visa eilė, aišku, nervinasi, nes ta moteris stengiasi atsiminti, ko jie atėjo, vaistininkė klausia, tai kas jums yra, prasideda kažkoks toks, žinot, pokalbis prie kavos, o ne vaistiniai. Kitas dalykas yra dar juokingesnis. Vaistininkė sako kitai moteriai, šitų vaistų jums aš neduosiu, nes jūs neturite recepto. Jūs turite nueiti pas daktarą, bet aš patarsiu jums dabar naudoti, kol nueisit, štai tabletes ir jai paduoda. Tada ta moteris išsitraukia telefoną ir skambina savo kaimyniai ir sako, tu žinai ten Zoselę, man vaistininkė štai duoda vat tokias tabletes. Kaip tau atrodo, kaip ten jos, ar man imti ar neimti, klausykit, eilė pasiutus. Todėl, kad visi stovime eilė, o jos šnekasi. Pasirodo, ta jos kaiminė visai ne jokia daktarė ir ne gydytoja, šiaip tiesiog gera draugė. Aš pasiūlyčiau, užsirašykite eidami į vaistinę. Ne dėl to, kad mums daugiau metų ir mes galime pamiršti, mes tiesiog netrukdysim kitiem greičiau toj vaistinėje apsisukti ir vaistininkams suteikti mums pagalbą tokią, kokią jie gali. Viskas tas būtų greičiau. Dar labai girdžiu, kad mes vaistiniai su vaistininkais stengiamės pasikalbėti. Kad mes turime tiek, ką jiem papasakoti. Jie nervinasi ir stengiasi mus kuo greičiau ten šitos pasakotojus atstumti, todėl kad tai yra nesminiai dalykai. Gerbkime jų darbą. Aš kartais pagalvoju, kaip jie visą dieną ar ten pamainą, kiek jūs stovite, 8 valandas ar mažiau, su mumis visais vyresniaisiais ir su mūsų istorijom, kaip jie jaučiasi velnės, ar jiem patiems tik nereikia tabletkų darbo pabaigoje. Gal net ne vien tabletijų, gal ir sanatorijos būtų. Sanatorija nieko būtų tikrai. O čia kaip tik apie tos vaistus, kai kalbėjote apie, kad neprisimena, tai aš galvoju, gal buvo, ar prisimena kokį nors atvejį, kai ateina ir jūs nesuprantat, ko norit. Nes jums sako vaisto pavadinimą, bet tai galbūt, ne visai apie vaistą, gal yra kažkoks kitoks pavadinimas, gal koks nors juokingas pavadinimas ten, kur yra kokį nors, čia, kaip aš iš lempos ištraukiu tokį klausimą, bet... Yra buvę, iš tiesų, man yra buvę gan seniai šitas, bet niekad nepamiršiu ir dar tik buvau pradėjus dirbti. Ir ateina garbaus amžiaus vyriškis ir man sako, man makroflekso. Ir aš stoviu ir aš net nežinau, kurią čia pusę. Į senukus jam papasakot, kaip nueit, nežinau. O pasirodo, jam reikėjo mikrolaks žvakučių, kur nuo vidurių užkietėjimo. Tai išsiaiškinom, nes paklausiau, nuo ko reikia ir tada jau ten pagal sąskambį suvedė, bet iš pradžių tai tikrai nežinojau, kur eiti. Aš labai girdžiu, aš kartais, kai paklausydavau, vis laik būdavo išgirdau, kad galbūt labiau rusakalbiai, bet ateidavo ir sakydavo, man reikia hanacho. Hanacho. O jeigu vaistininkas nekalba rusiškai, jis nesupranta, kas čia. O žmogui reikia tiesiog Xanaxo. Bet kadangi yra vertimas, jis sako, hanacho. Ir čia, koks čia per vaistas yra dabar, kas čia tokio galima gydyti. Tai man atrodo, kad visokių tokių įdomių ir juokingų istorijų mes galime turėti kiekvienas vaistinė, bet svarbiausia, kad ateiti tada, kada reikia. Ar žmonės ateina jau savo prisidiagnozavę ligų? Bet kartais tai ateina, kai pamato, kad galbūt man padės kažkoks tai vaistas, reikia to vaisto konkretaus, bet ar būna taip, kad ateina su situacija, kai lygai jau pats sugalvoja, dar pas gydytoją net nebuvo nuėjęs? Taip, ateina ir dažniausiai visa konsultacija tada prasideda nuo to, kad iškart pasako, kokio vaisto reikia.
tada pradedi klausinėti, nuo ko, kam, ar turi receptą, nes tai dažnai yra receptinis vaistas, kurį parekomendavo kažkas, kam padėjo, bet ne gydytojas. Ir išsiaiškini pagal simptomus, kad nei to receptinio vaisto reikia, nei kad panašu net nebus ta liga, kurią įsivaizduoja. Tai iš tiesų, jeigu jau pradėjot kažką gerti, ką pasiūlė kaimynė, kažką sugalvojot, kas jums yra, jaučiat kokius nors simptomus, pasakykit. Pasakykit, aš kalbėjau su kaimynė, jei yra tas ir tas, aš manau, kad man tas pats, išgėriau 3 tabletės kaimynės vaistų, norėčiau daugiau, ar man reikia. Tai kuo atviresni būsi, tuo bus geriau jums patiems. Nu, bet čia jau, nežinau, jei dar už nugaros stovėt ir kokie 2-3 žmonės, tai jau čia galim ir išgėdas, taip ir nugriūt vietoje, pasakius, kad aš čia pats sugalvojau ir išgėriau. Tai tas yra padrasinimas, suvokimas, kad turbūt yra tik tai dėl sveikatos, kad bet kokia gėda prieš vaistininką ar prieš gydytoją gali kainuoti sveikatą. Ir tikrai nereikia, nes nieks nepasakos jūsų tų istorijų garsiai taip pat, kokios ten buvo. Nebent mes kitą kartą susitiksim ir vėl apie tai papasakosim, tada nebent papasakosim, bet šiaip tai tos istorijos liks tik tai su vaistininkais. Tai drąsiai ir leiskite savo tikrai pasakyti daug informacijos, nes jūs kitaip galės reaguoti. Galės daugiau pagelbėti ir duoti informacijos ir netgi paskirti kažkokius tai tam tikrus preparatus, kuriems nereikės gydytojo dar kol kas. Jo, ir norėčiau paprašyti, kad nepykit ant vaistininkų, kai jie truputėlį daugiau pradeda klausinėti. Dėl ko ir kas ir kur, nes tikrai, kaip ir sakė kolegė, kad pasitaiko tų atvejų, kad žmogus vartoja vaistą, čia elementarus, pavyzdžiui, visi žinom, turbūt vaistas mezimas yra. Tai naudojamos virškinimo sistemai gerinti, prasme, kad virškintų geriau maistas. Tikrai ne vienas atvejis yra, kuomet išsako žmogus, kad man padidėjęs rūgštingumas, aš išgeriu mezimo ir man tas gerai. Bet tai yra visai apie ką kitą. Tai mes dėl to dažnai ir stengiamės paklausti, kas kur, apie kaip, kad suprastumėm, kokį vaistą ir teisingą vaistą būtų galim parinkti ar nukreipti iki gydytojo. Klausinėjom ne dėl to, kad mums ten norisi pasišnekėti ar dar kažką, tai norisi padėti. Tai dėl to nepykite. O aš dar vieną klausimėlį turiu mūsų kolegoms vaistininkams. Ar dažnai ateina su to tokiu, sakiau, man daktaras Google pasakė, o daktaras Google tai reiškia internete susiradau, ne? Kad man yra tas, man dabar reikia. Ar išgirsta tokių, ar žmonės nelinkia net pasakyti, kad jie skaitė internete? Aš manau, kad iš pradžių visi nesako, bet po to, kai mes pradedam klausinėti, tada jau nėra kur dingti. Ir tada jau tikrai pasako, arba praslysta kai kurie, mes negalim sužinoti visų, bet dažniausiai po klausinėjimo apie simptomus, kas nutiko, tai dažniausiai po to pasisako. Tai jūs klausėt ne tai, kad jums čia būtų labai įdomu, jūs klausėt tam, kad jūs geriausia galėtumėt suteikti tą pagalbą, kurios žmogui reikia. Tik dėl to. Nėra taip, kad mums neįdomu, bet mums reikia ir sužinoti. Bet palaukite, mes į vaistinę neateinam kaip į kokį kino teatrą. Ir į teatrą mes ateiname su reikalu. Mes esam sunerime dėl savo sveikatos. Mes prisiklausę visokių istorijų. Mes perskaitę internetinius dalykus. Dabar internetinis protas jau pradėjo net nustatyti mums diagnozę. Klausykite, mes ateiname tokie emocijos mūsų yra gana tokios temperatūros karštos. Kaip jūs su tokiu pacientu, kuris net neklauso, ką jūs sako. Jisai sako, man taip pasakė, aš taip perskaičiau ir duokite man to ir ano ir trečio. Ir ką jūs tada? Kiekviena situacija yra labai individuali. Iš karto, pirmas sakinys buvo labai teisingas, ateinam į vaistinę su reikalu. Reikalu aptarti, pavyzdžiui, vakarykščius debatus. Tikrai pasitaiko tokiu atveju, kuomet tiesiog žmogus nori šiaip pasišnekėti ir užeina tiesiog
užsiregistruoti, taip pasakysim. O pikti žmonės, nu tai kiekvienu atveju tas piktumas yra iš kažkur tai iššauktas kažko tai. Ar diagnozės, ar nesusitvarkymas su problema, tai turbūt visų pirma reikėtų pabandyti emociškai nuleisti, kaip pasakyti, gazą, pabandyti paklausti žmogaus, iš kur jisai išskaitė tą informaciją, kas, kur, kaip, labiau toksai bendravimas padeda jam atsiverti ir, nežinau, kad išeitų trankydamas duris, galbūt taip pasakykim, labai retai pasitaiko ir tai pasitaiko turbūt tada, kai jau, prašo labai rimto vaistų, tų pačių antibiotikų, tu pradedi žmogų aiškinti, kad ne, tada tu esi ir vienoks, ir antroks, ir trečioks, pats blogiausias, dar pasako, kad va ten tai vaistiniai duoda, tai eisiu pas juos. Tu argumentų šitą vietą neturi, stengiasi padėti žmogui, patart, kiek gali, kiek yra tavo kompetencijoje, bet ne visą laiką mes tą dalyką galim, iki galo davesti, reikia ir gydytojų įsikišimo. Tai va, bet šiuo atveju ten bendravimas, išklausimas, kodėl buvo toks žmogaus sprendimas priimtas, kodėl jis taip galvoja, kas paskatino jį norėti vienų ar kitų vaistų. Tiesiog šnekėtis. Žiūrėkite, kas čia su manim darosi. Žiūrėkite tokią istoriją, tas nuotolinis gydymas, kur visai neseniai mūsų į polikliniką niekas neįleido ir istorija tokia, kad kažkaip ant kojos ten iškilo kažkokie tai tokie dariniai keisti labai ir aš pats skambinu savo daktarei, ten niekaip neprisiskambinsi, skambinu dar kitą dieną. Irgi kažkaip ne, galų gale aš prisiskambinu, mano daktarė pasirodo serga ir ten ją pavaduoja kažkas ir man sako, tai jūs nufotografuokit tą koją ir tą nuotrauką mums atsiųskit. Žinote, aš pagalvojau, tai ką, kaip aš numirsiu jau, tai nusifotografuosiu ir nusiųsiu, nuo ko numiriau. Toks visai nejaukus juokas. Ir aišku, tokiu atveju aš užsiimu savigydą. Ačiū Dievui, kad mano vaistinė, kur yra netoli, ir ten yra puikus profesionalai, jie kažkaip ten man padėjo. Bet tokiu atveju, va tas nuotolinis gydymas, kaip jums? Pakritikuokim truputį mediciną. Taip, jūsų konkreti situacija arba konkrečiai galbūt dermatologinė situacija COVID metu tikrai buvo sudėtinga, nes negalimas tiesioginis kontaktas su pacientu ir kaip kitaip tu pakonsultuosi. Tik tai nuotraukos pagalba gali kažką tai tokio. Tai čia buvo tos problemos, kad tada taip žmonės ateina į vaistinės ir nes vaistinė buvo vienintelė turbūt gydymo įstaiga, kur laisvai gali patekti. Ir tada jau ką galim padaryti. Ačiū Dievui, kad tai truko neilgai ir vis tiek tie kontaktai buvo leidžiami ir kažkokios tai didelės problemos iš to neišsivystė. Nors aišku, žmonės, kurie negavo kai kurie tos pagalbos, tai galbūt ir liko nepatenkinti. Bet čia vėlgi sprendimas yra galbūt ne tais atsitiktiniais atvejais, tokiais, kaip atsitinka nei iš jo, nei iš to ir pirmą kartą. O jeigu žmogus, o dermatologinių problemų žmonės jau kur turi, tai paprastai turi visą savo gyvenimą, ar oda jautresnė, ar dar kažkas, tai vaistiniai tiesiog mes paklausėm, kas anksčiau padėdavo. Galbūt gydytojas kažkokį gydymą buvo skyręs. Atsidarom, pamatom, kokie receptai buvo parašyti. Ir tiesiog, kad jau užbėgant už akių, kad neįvyktų pablogėjimas, tikrai tas sprendimas yra ir vaistininkui yra palikta galimybė parduoti tą vaistą, kuris žmogui padėdavo ir buvo gydytojo paskirtas. Tai va, tai iš šitos pusės yra galimybė, bet ir kartais reikia ir, džiazuoti, taip turbūt, nesakyti. Taip, kartais reikia padaryti, kaip neseniai, pasakiau daktarą belaukiant, moteris su mergaitė, gal kokių 4 metų su apibintuotom akytėm, irgi laukia. Kadangi mane ta moteris pažino, sako, tai ir jūs pas daktarą einate. Taip, o kas atsitiko jūsų mergaitei? Pasirodo, traiškanotas akytės jį gydė šlapimu 21 amžiui. Ir ne mano amžiaus moteris, o apie 30 metų. Tai ką reikėjo pasakyti, aš labai nustebau. O jinai sako, ką jūs, močiutė,
Kaime daug lygų, šlapimų gydo po šiai dienai. Ką jūs į tai pasakysite dabar? Jeigu tik padeda. Bet kaip supratau, nepadėjo, nes pas gydytoją atėjo. Tai vadinasi, kad nepadėjo šitoj situacijai. Ir kaip tik čia liaudiškas gydymas, ne? Tai mes kaip tik dabar galima pasižiūrėti ir tos kitus liaudiškas priemonės, kokiomis gal žmonės vadovaujasi ir kokios jos iš jų yra populiariausias, kurias jūs ar girdėjote, ar net ir gal kai kurios padeda netyčia. Vykintai turit kokį požiūrį? Jo, liaudiška medicina, mes įpratę taip vadinti, turbūt nuo senų laikų jinai yra atėjus dar iš Smetonos ar dar ten iš ženkliai ankstesnių metų, kur per amžius kaupiama patirtis, buvo pastebėta, kad vienas ar kitas preparatas padeda. Sovietmečių turbūt taip galėčiau sakyti, kuomet vaistų tikrai buvo trūkumas ir problema ir buvo jos gauti, ta liaudiška medicina buvo labai stipriai įsigalėjusi ir mes iš principo dar po šį dienai turime tą pasiekmes to dalyko, kuomet žmonės girdėjo, kaimynė patarė, ar dar kažkas tai, kur sugedęs telefonas dar suveikė, kur ten kažkas tai padėjo. Manau, kad ir Vytenio pasakota istorija su gipsu buvo kažkas panašaus, kažkur tai kažkas tai, bet pasikeitė, galbūt ir medžiaga pasikeitė, galbūt ten buvo ne gipsas, galbūt buvo prieš 30 metų kažkas kitas, kas galbūt ir padėdavo tą problemą spręsti, arba tiesiog vyrai prie taurelės sukūrė patys receptą, ir paleido į liaudės medicinos laukus. Tai tų receptų visokiausių yra ir tikrai prisižiūrim, prisiklausom daug visokių variantų, pradedant, žmogus geria vandenilio peroksidą, perkas iškart 7 ar 8 buteliukus, aš jau sakau, čia gal gėlėm, daržui kažkas bus naudojama. Ne, sako, čia tiesiog profilaktiškai kartą ten per metus valausi organizmą. Bandau jam paaiškinti, kad tai yra negerai, kad tai, ta prasme, kenkia savo ir visa kita ir kad gali baigtis blogai. Medicina sakė taip, kaimynas sakė, jam padeda, pasirodo ten ir kaimynai dar tą patį daro. Ir tokių atvejų labai daug yra ir su įvairiom medžiagom ir tikrai prisitaiko, žmonės fantazijos turi. Ką daryti? Mūsų pareiga padėti, papasakot, o toliau, jeigu žmogus jau negirdi, tai kiekvienas esam savo likimo kalviai. Yra, aišku, medžiagos, kurios standartiškai liaudės medicinoje naudojamos, tai turbūt visi žinom, ten čiobrelio arbata ar ten liepžiedžiai, kas patys populiariausi yra su kosuliu, su temperatūra, prie peršalimų, kas šiuo metu aktualu. Tai negalim vadinti liaudės medicina, tai iš principo yra normali medicina ir yra daugybė vaistų, kurie yra šių augalų pagrindų sukurti. O šiaip, tai sakau, žmonių fantazija yra begalinė. O tai dabar, kaip tik ruduo, dar buvo vasara, praeitą savaitę, dabar jau atėjo ruduo beveik, atrodo, šį rytą kažkaip tai pasirodė. Karštas pienas su medum. O padeda? Jeigu nesi alergiškas medui ir nesi alergiškas pienui, blogai tikrai nepadarys. Jeigu labai tikėti, tai manau, kad tikrai ir labai didelį efektą duos, bet taip, pienas, šiluma, visa kita, skystis iš principo jis yra gerai. Ir bet kuriuo atveju, sergant peršalimo ligom, yra rekomenduojama, kaip galim daugiau skysčių vartoti. Meduje gali būti daug teigiamų savybių, medus gali turėti, kas, ta prasme, paskatins, galbūt, pasakykim, imuniteto užvedimą ar kažkas tokio panašaus. Aišku, viską reikia daryti su protu. Taip, be abejo. Ir jeigu norėsit medų naudoti, tai neįverdant į vandenį, neįverdant į pieną, nes meduje esančios medžiagos, jos prie labai karšto skysčio tiesiog suirs. Krūtinės trinimas druska. Vis dar naudojamas, vis dar veikia, ar... Man asmeniškai šitą receptą neteko girdėti, bet kad mirkimas kojų vandenį, kurių yra jūros druska tirpinama ar paprasta druska, taip. Su druska labiau yra daroma kitas receptas, jis, manau, pakankamai veiksmingas irgi yra, tai druska yra pakaitinama, tarkim, ant keptuvės. Ir po to jos pagalba yra pernešama šiluma, dedant ant krūtinės, kad šiek tiek spazmus nuimtų kosulius. Tai šitas yra pakankamai dažnas dalykas. Galim ir kitų būdų sugalvoti, nebūtinai druska, bet iš tos pusės. Čia šiluma labiau. Šiluma. Taip, labiau šiluma
Jūs turbūt, kai daktaras pasakysit, pagerina kraujotaką toje vietoje, ne, automatiškai galbūt mums šiek tiek lengviau pasidaro. Aš esu dar tokį girdėjęs ir turbūt irgi toks liaudiškas, nors jisai yra ir gal net ne visai liaudiškas, dabar jau naudoja ir normaliam žaizdų gydymui. Tai yra, kur maži kažkokie pūlinukai, kurie neatsivėrė, kažkokios tai, kur nėra atviro žaizdos, bet ten tiesiog išmirkindavo ne cukrus, o druskos tokiam jau suriam tirpale ir tada uždėdavo nakčiai, kad atrodo lygtais ištrauktų tą. Ir pasirodo, kad vis dėlto čia yra veikia ir kad yra geras, nes po to ir tas jau didelės žaizdas po kažkurio laiko irgi su tokius, ten hipertoniniu, to vadinu, labai sūrio, druskingų tokių dalykų irgi gydo. Tai vadinasi, kad kažkas tai eina ir į normalią mediciną, ne vien tik tai į liaudišką. Taip, šitas metodas irgi yra taikomas, ypač vyresnio amžiaus chirurgų. Esu pastebėjęs, kad tiesiog tokios rekomendacijos iš jų būna. Tenais dažnai pasitaiko, pavyzdžiui, kuomet nagų augimas būna ar kažkokios tokios, nedidžiulės problemos labai, tai sako būtent, kad tu pamirkyk, nelaikyk per naktį, o tiesiog pamerkęs ten palaikyk kažkurį tai laiką, didelį koncentracijos druskos tirpale, kad šiek tiek, ta prasme, turbūt dezinfekcinės savybės pradeda veikti. Taip. O čia, kadangi mes jau esam Palangoje, o Palanga vis tiek, žinot, yra kurortas, tai vasarą kažkas tai būna, kad užmiega ant saulės arba ten tiesiog labai mėgsta įdegti, tai kefyras su grietinė. Čia arba, nebūtinai, kad sumaišyti reikia, ne, nes čia arba kefyras, arba grietinė, tepti ant odos. Čia žinau, kad man atrodo vaikystėje yra tikrai tepę kažkada, tai perdegus, ypač kaime, kai buvau, tai tepė. Ne tik vaikystėje ir dabar tepa, ir tai labai padeda. Netepkit. Iš tiesų, tai visi tepdavo taip, ir mane vaikystėje tepė, ir tave turbūt tepė, visus. Visus tepė čia. Visus tepė, bet ir alergiją galima, ir uždegimą pasidaryti, ir didelį sudirginimą odos, kurie jau ir taip sudirgus yra. Tai yra priemonių paprastų, drėkinančių, raminančių kremų, atstatančių odos barjerą, kurie daug puikiau veikia nei grietinė ar kefyras, kurie gali daugiau problemų padaryti nei naudos. Gerai, tai nebetepsim dabar kefyru jau. Vytenis, sakykit, o ką jūs naudojate iš liaudies medicinos? Viską, ką man patarė kaimynai ir mano kolegos. Kas padeda labiausiai? Šnapsas. Labiausia padeda, man buvo labai juokinga, odontologai mano draugai ir aš pas juos neinu, ačiū Dievui dar, bet labai juokėsi, kad geriausias vaistas nuo danties skausmo yra šnapsas. Žinot, juokingi dalykai, juk šnapsas gal ir nuima ten kažkiek tuo momentu, bet iš tikrųjų aš naudoju medų. Aš stengiuosi kai kurias arbatas naudoti, nes man yra taip patarę žolininkai. Bet aš norėčiau nestatyti save jokių pavyzdžių, nes aš kol kas dar visai neprastai laviruoju. Tarp kitko sąnariai pradeda braškėti. Pasakykit man, šitie kopūstų lapai nakčiai ant kelių ir apvynioti su daug šito to popieriaus. Ir jie šildo, ir jie padeda, ne? Sakykit. Man dar nepraška, aš nežinau. Tikėjimas. Padeda. Žmonės sako, padeda. Padeda tikėjimas. Jeigu labai tikėti, placebas irgi tikrai veikia. Puikiai žinom tą dalyką. Sako, mes girdėm iš auditorijos, sako, varnalėšų lapai padeda. Tai va, Vyteni, varnalėšų lapai reikalingi, ne kopūstų. Nepadeda, ne? Žiūrėkite, čia yra mikrofonai, kur tai. Šiaip iš tikrųjų labai paprašyčiau į pabaigą, bent jau mūsų susitikimo, jeigu galima truputį šviesos salėje. Nes kada matai žmonių akis ir jų regažą, su jais bendrauti yra daug paprasčiau. Kaip ir jums, kada žmonės ateina pas jūs į vaistinę, jūs iš karto
užveda tą bendrystę, kada matote. Tai jeigu norėtų kas nors paprieštarauti arba ką nors mums patarti, prašom, mikrofonai čia salėje yra. Toje pusėje tikrai drąsiai. Drąsiai labai. Mes padiskutuokime, todėl kad man sunku atsilaikyti prieš 3 profesionalus. Tai padėkite man. Reikia salės pagalbos ten šitą situaciją. Tai jeigu kažkas tikrai sugalvosite, tai ten yra mikrofonas, galite neskubėdami prieiti, aš matysiu ir galėsite ar paklausti, ar pasidalinti. Tikrai veikiančiais liaudės receptais, tikrai veikiančiais, galbūt žinot, kad ir mes galėtume pasimokyti jau ir nesukritikuosi nieko. Tai va, aš iš karto konsultaciją Vyteniui pasakysiu. Problema yra, ne? Pradėjo kažkas su sąnariais darytis. Aš nesakau, kad reikia bėgti, trūkšplyš, stengtis rytoj papult pas gydytoją. Bet kaip vaistininkas aš pasiūlyčiau užsiregistruoti, eilės turbūt didelės yra, ne, šiek tiek laiko, bet gauti specialisto konsultaciją. Iki kol gausim specialisto konsultaciją, yra prasmė daryti visą liaudišką mediciną, jinai tikrai nepakenks, o tikėtina, kad gali ir tikrai pasijų žmogus geriau, bet užsukti tą mechanizmą apsilankymą pas gydytoją. Kad po to nebūtų, ne tai, kad per vėlų, šiuo atveju turbūt nebus per vėlų, bet susidėvėjimas sąnarių ar dar kažkas, tai tikrai yra įmanomas. Padarykite tą. Šiandien pirmadienis turbūt nepavyks, bet greičiausiai antradienį jau galima. Užsiregistruoti pas šeimos gydytojas duos nukreipimą pas ortopedą traumatologą ir po kokių 3 mėnesių pavyks gauti profesionalo konsultaciją. Čia yra auksiniai žodžiai, tarp kitko aš paraginčiau. Kol kas pas tuos daktarus ten taip neprisimušim iš karto, jūs labai teisingai mums patarėte. Iš tikrųjų mes galime savo padėti ir liaudišką mediciną vartodami, bet irgi su protu, ne taip kaip kolegė čia viena, reiškia, dietų apimta, reiškia, valgė tik kopūstų sriubą, kol pradėjo visiškai neteko jėgų, absoliučiai svaigti galva ir visa kita, tada jai patarė valgyti labai daug medaus. Reiškia, jinai vėl užkibo ant kito kabliuko ir susigadino savo iš tikrųjų sveikatą. Po didelių tyrimų ten atsirado visų kitokių dar bėdų, kurios matyt bėdelės tik buvo, o mes su savo neprotinga elgsena, savigyda, išprovokuojam daug turbūt, ar ne taip, daktarė? Taip, beje, kartais būna taip, kad nesigydant būna sudėtinga. Taip ir gali būti daug blogiau. Dabar matome, mes turime klausimą arba komentarą, tai be abejo, prašom. Mano vardas Manfredas, vartoju nuo hipertoninės ligos skystinančių Hetjermagnil 75 mg. Ir žinot, atsirado ant rankos, taip, kaip Gorbačiovo ta dėmė. Tai matyt, nuo tų skystinančių per daug. Arba jeigu truputį brėši kur, tai kraujas ilgai nesukreša. Dabar vartoju Nat-Aspin. Tai norėčiau jūsų paklausti, kas geriau? Ar tas augalinis natūrus aspirinas, japoniškas, taip? Nat-Aspin. Ar tas chemikalas Hetjermagnil arba ten įvairiausių? Taip, turbūt gerbiamas Vytenis neatsakys, o daktarai turbūt... Ja, aišku, ne. Tai matot. Aš tik patarsiu, sveikit, mielas ponė. Taip, laukiu atsakymo. Taip, dėkui už klausimą. Ar mes galim atsakyti šitą klausimą? Kas geriau? Pabandyti galim visų pirma, bent jau taip turėtų būti pagal visą vadovėlį, kad vaistų vartojimas turėtų atsirasti tuomet, kuomet gydytojai paskiria. Nesvarbu, ar tai yra receptiniai ar nereceptiniai vaistai, bet vaistą turėtų paskirti gydytojas jau tam ilgalaikiam naudojimui. Ir gydytojas pagal tyrimus turėtų matyti, ar tas kraujas pas mus yra tirštesnis ar skystesnis, ar reikia ar nereikia, jeigu reikia, kokią dozę parinkti ir taip. Dabar prie konkretaus produkto, jeigu neprisirišant, bendrai šnekant apie skystinančius kraujo vaistus, kuriuos galim vaistinį be recepto įsigyti, ten jų įvairių dozių yra, jūs paminėjot vieną, bet būna ir kitokių. Tai mintis yra tas, kad
šalutinis poveikis ir yra tas, kad yra galimas kraujavimas, nes jisai skystina kraują. Jeigu taip yra, tai tiesiog vaistininkas iš esmės daro prielaidą, kad greičiausiai arba yra dozė per didelė ir reikėtų dozę sumažinti, arba reikėtų ieškoti kito vaisto, kuris galbūt tokių problemų nesukeltų. Aš norėčiau tikėti, kad pirminių, kuomet pradėjot vartoti konkrečiai šį preparatą, buvo gydytojo paskirta, kad reikia pavartoti ir dozė buvo parinkta gydytojo. Bet vaistininkas klausia, ar mėlyna, ar raudona. Yra dėžutės skirtingos. Taip. Kuo jos skiriasi? Stiprumas skiriasi. Tame yra pagrindinis dalykas, 75 mg yra lengvesnis ir 150 yra stipresnis. Aš nesakau, kad jums reikia šito vaisto, galbūt sakau, yra galimybė turėti lengvesnę dozę, nes pats mažiausias rinkoje esantis, man atrodo, yra su 50 mg stiprumu. Ne to gamintojo, bet yra vaistinėje galimybė nusipirkti irgi be recepto 50 mg kraują skystinantį aspiriną. Tai va, bet kitas dalykas yra, ar tikrai reikia, ar reikia gerti kiekvieną dieną. Gal vartojat kažkokius papildomai vaistus, kas šiais laikais? Net ne vien vaistai, gali būti ir maisto produktai tam tikri, kurie kartu veikia ir sąveikauja. Tai čia mes, šitoje situacijoje mums reiktų dar daugiau jūsų išklausinėti labai daugą, bet jeigu kyla tokie klausimai, be abejo, reikėtų dar tada visą laiką pasitikrinti su gydytoju, tam, kad jis išsiaiškintų ir paklaustų, ar nėra dar šalia kažko. Be abejo, kaip visą laiką turbūt šiais laikais dabar reikės laukti pas tą gydytoją, kol pateksit, bet kurį atsakyti vaistą, kurį geriau naudoti, mus taip pat negalim, nes pagal idėją, man kaip gydytojui buvo pasakyta labai paprastai, jeigu sudedamoji medžiaga yra ta pati, tai koks skirtumas? Dar yra galimas variantas, kad, tarkim, kaip ir vaistas pats iš savęs viskas su juo gerai, bet gali būti tiesiog atsiradęs kapiliarinis trukinėjimas. Galbūt kapiliarinė kraujotaka yra truputėlį per silpna ir galbūt tiesiog reikėtų kažką daryti, kad pastiprinti kapiliarus. Nes, iš principo, mėlynė tai yra, sutrūkęs kapiliaras ar ten stambesnė kraujagyslė ir klausimas, kodėl jinai sutrūko. Jinai tikrai negali sutrūkti dėl to, kad yra vartojamas skystinantis vaistas. Čia yra kažkokios kitos priežastys. Galbūt kažkoks kalkėjimas yra prasidėjęs kapiliarinių kraujagyslių ir jos lengviau lūžinėja. Tų variantų gali būti labai daug bet pats vaistas iš savęs jisai neturėtų duoti tokios neigiamos reakcijos. Čia tik tai gretutinės kažkokios problemos gali tą dalyką sukelti. Aš pradėjau mažinti ir man tada praėjo. Puiku. Reiškia, buvo dozės klausimas. Mes jums dar galbūt netgi daugiau klausimų uždavėm, negu kad atsakymų dar. Bet tikrai ačiū labai už klausimą ir paplokite už drąsą. Matau dar, to atsiras klausimų. Tikrai tai. Tai drąsiai po truputėlį jūs žygiuokit, truputėlį, gerai, mes vieną klausimą atsakykim, dar po to pratęsim diskusiją ir tada vėliau kitus klausimus bandysim atsakyti. Aš labai džiaugiuosi, aš irgi noriu ponui padėkoti. Štai matote, kaip reikalinga yra tokia diskusija. Todėl, kad klausimų mums visiems iškyla milijonai. Puiku, jeigu mes pas profesionalą vaistininką ateisime, nes tai greičiausia pasiekiamas asmuo. O šiaip reikia eiti pas daktarus. Tik tai kokiu keliu ir kaip greitai, nežinau. Taip, prašau klausimas. Pagarba visiems. Ir mano labai opus klausimas, kadangi labai turiu problemą, refliuksas vadinasi. Ir nepaprastas, bet erozinis. Ir noriu paklausti, ar yra tikimybė pasveikti. Šiuo metu tik tai vartoju frutiną į liaudies mediciną. Yra užpilus su spiritu priemonė. Piki, medų. Taip, pikis. Taip. Medaus pikis. Medaus piki, užpilus su spiritu. Bičių pikis. Taip. Bičių pikis ir tada dar yra kitas vaistas. Taip, ir frutinas, kadangi kiti vaistai daro šalutinį poveikį. Tai užsiregistravus pas gydytoją dabar spalio lapkričio pradžioj. Atsiprašau. Tai jeigu sakyti apie tikimybę,
į galimybę, ar galite pasveikti. Visą laiką yra galimybė pasveikti, ten bus kompleksinis gydymas, kada įeina vaistai ir taipogi mytyba. Ir kokia mytyba ir taip toliau, bet čia jau tikrai su gydytu tikrai tą galėsi sutarti. Tai be abejo, ne vien tik tai bus vaistai, bet ir kompleksinis šalia gydymas su mytyba. Tai čia įmanoma ir yra viltis, nebus taip, kad jūsų ten nurašys ir sakys, viskas, išpjausim skrandį, nes čia jau nebeveikiasi. Tai va, tai ačiū už klausimą, tikėksime atsakymą. Ačiū. Oi, galėjau. Čia taip, nežinau, čia yra jautri tema šita, man atrodo. Ar norit pakalbėti apie homeopatinius vaistus? Jeigu bendraja tema šnekant apie homeopatinius vaistus, tai pasakysiu taip, kad jeigu žmogus tiki, kad tie vaistai padeda, tai tikrai jie ir padės. Placebas tikrai veikia. Man labai keista, kad apskritai homeopatija yra vadinami kaip vaistai, nes iš tikrųjų, jeigu mes pasiskaitysime, tai veiksmingumas yra labiau paremtas ilgalaikių naudojimų ir kažkokių tai klinikinių tyrimų atlikta nėra. Ir svarbu yra tikėti, kad padės ir tikėjimas tikrai priveda prie teigiamų rezultatų. Tiesiog va čia dabar užklausėte, aš prisiminiau ne vieną istoriją, kuomet žmogus atėjęs į vaistinę pasirenka rimtus vaistus nuo peršalimo, tarkim, kur mes tikrai puikiai žinom tas karštus užpilamus gėrimus, teraflų ar kažkas tokio panašaus, kur tikrai bomba paracetamolio ir ten dar kitos veikliosios medžiagos, kurios tikrai užslopina labai stipriai visus ten tuos neigiamus poveikius mums ir lygiai grečiai dar pasiema kažkokį homeopatinį preparatą kaip papildomą priemonę. Tai po to yra daroma išvada, kad man padėjo, lengviau jaučiausi ne dėl to, kad gėriau teraflų, o dėl to, kad vartojau homeopatiją. Daroma klaida ir šitoj vietoj nereikėtų maišyti, nes jie tiesiog, realiai atvirai pasakysiu, aš kaip vaistininkas žiūriu, kad tai yra veltui išmesti pinigai. Jeigu jau nusipirkai teraflų, tai ir stenkis problemas spręsti su rimtu vaistu, arba jeigu nenori rimtos chemijos, tuomet bandyk laimę spręs problemą homeopatinių vaistų pagalba. Dar viena pastaba. Dažnai žmogus maišo homeopatiją su augaliniais vaistais. Tai yra visiškai du skirtingi dalykai ir jie yra sutapatinami. Augaliniai vaistai yra visai kas kita ir ten jau visai kita kategorija. Gerai, dėkui, čia tikrai tas opus klausimas. Mes galim truputėlį luktelti, jeigu jūs luktelsit dėl su klausimu, dar vieną diskusinį momentą turim paliesti, svarbu, ir tada tikrai lauksim jūsų klausimo. Emocinė sveikata. Mes negalim kažkaip praslysti su šita diskusija, nepalieti emocinės sveikatos ir žmonės vis tiek ateina į vaistinę tikriausia su ta problema. Ar jie skundžiasi, ar jie žino, ko jam reikės, ar jie ateina labiau paklausti, kaip galėtų padėti savo. Visai būna, bet kad ateina ir kreipiasi dėl emocinės sveikatos, nerimo, nemigos, tai tikrai taip. Labai gaila kartais, kad žmonės griebiasi iš karto ir nori pradėti savo kelionę gydyme nuo labai rimtų receptinių vaistų, su kuriais ir taip truputį problemą turim Lietuvoje. Mes turime atvirai pasakyti, su kuo yra problema, nes jau man, čia yra, jie ir turi daug sunkumų po to su tais vaistais, tai yra turbūt apie benzodiazepinų grupę mes kalbame. Migdomieji visi vaistai, kurie yra stipriai veikiantis ir prie jų labai greitai priprantama. Tas, kas yra sunkiausia, kad yra priprantama ir tada nebegalima atprasti ir kaip tik miegas dar labiau pasunkėja. Taip, iš tiesų nereikia pykti nei ant gydytojų, nei ant vaistininkų. Jeigu gydytojas jums neskiria tokių vaistų, o vaistininkas tiesiog be recepto negali duoti, nes visi jūs saugo ir visada stengiamės bent pradėti taip, kad tokių vaistų arba reiktų labai labai trumpam, arba iš vis nereikėtų, nes kelias iš tų vaistų pripratimo yra labai labai ilgas ir daug sudėtingesnis, negu kad tas pirminis kelias, kuriuo būtų buvę galima nueiti.
nes iš tiesų kartais padeda ilgiau užtrunka, bet pradėti daugiau judėti, maitintis tinkamai, savo miego režimą susireguliuoti. Taip, tai užtrunka tikrai, nes išgėrus vaistų tai per vieną dieną galima savo padėti, bet ilgainiui mes daugiau savo padėsim kažką pakeitę savo gyvensenoj. Tai, bet noriu pasidžiaugti tuo pačiu, kad atsiranda vis daugiau žmonių, kurie nenori tokių stiprių medikamentų, o kreipiasi pagalbos kitais vaistais. Vienas patarimas. Kas labai gerai padeda užmigti, tai yra labai neįdomi knyga. Taip. Vakare atsigulus į lovą pasiimti neįdomią knygą, tikrai užmigsime lengviau. Tik tu susinervinsit ir tada, nežinau, gal dar sunkiau bus. Gerai. Taip, prašom, klausimas. Labai ačiū, kad vyksta čia šitokios diskusijos, kurios mums yra labai naudingos su amžiumi ir dabar labai norėčiau išgirsti jūsų nuomonės. Man yra skiriami vaistai triveram ir gydytojas sakė, gerkite vakare. Bet man spaudimas rytą, kai atsikeliu, būna 200 arba 190. Tai vaistininkai man sako, tu gerk rytą, kodėl tu vakarė, sako, čia negerai išrašyti vaistai. Reikėtų tau išrašyti, kad iš ryto būtų. Ir dabar aš geriu iš ryto, jeigu man tik yra spaudimas ir aš juos geriu. Ir norėčiau labai išgirsti jūsų nuomonės, ar čia gerai aš darau ar ne. Ir dar vaistininkai yra man patys pirmieji pagalbininkai, aš juos dažniausiai kreipiuosi. Ir vienas vaistininkas sako, gerk tada, kaip yra spaudimas. O kitas sako, ne, jeigu negeri kiekvieną dieną, tai tu jų iš vis ir nepirk. Nes jie neveikia. Ir dabar labai norėčiau išgirsti jūsų nuomonės, kaip man juos naudoti. Ar rytą, ar vakare, ar gerti kiekvieną dieną ir nepertraukti. Čia labai sunkus klausimas jau. Tai ačiū už atsakymą. Jūs tik nepabėkite dabar nuo mikrofono, nes dabar prasidės seansas visas, nes dabar teks jums atsakyti klausimus. O tai jums dabar, kai kitaip geria tos vaistus, tai jums padeda? Aš geriu rytą. Kitą geria dabar vaistą? O kasdien? Ne, tą patį. Ta pati? Ne kasdien, geriu tik, kai yra spaudimas. Tik yra. Nes O vaisto pavadinimą jūs mums pakartokit? Triveram. 10 mg 5,5. Tai jūs geriat vaistą tik tada, kada spaudimas yra? Nes man kitas iki jisai nukrenta iki 90, iki 100, kaip aš begersiu. Aš tik galvoju taip. Jo, tai čia šitoj situacijai vaistas tai paskirtas toks, kurį reikėtų gerti visada. Tai yra ne tik tai, kada papuola. Nes man nesakė, kad tu negerk ten kas antrą dieną ar kas trečią. Jo, pasakė, kad vartoti visą laiką. Ir aš dabar norėčiau išgirsti jūsų nuomonės. Nes aš ir myliu vaistininkus, aš jų labai klausau, aš su jais labai diskutuoju, gal nesupyks mūsų rajono vaistininkai, bet aš mėgėja pasikalbėti. Tai labai gerai. Tai viskas tvarkoja su to, man atrodo. Jeigu, kaip čia sakant, vaistininkai jūsų neišmeta dar iš vaistinės, tai viskas reiškia, tai viskas ir tvarkoja. Dabar tik tai, žiūrėkit, su to vaistų vartojimu. Yra taip. Jums paskirtas vaistas, kurį reikėtų vartoti visada. Jūsų spaudimas yra nestabilus, jisai kartais būna aukštas, kartais būna žemas. Ir čia dabar mes jau nebeatsakysim tą klausimą, nes mums reikėtų daug daugiau informacijos. Visų pirma, sužinoti taip, koks jis būna kiekvieną dieną ir sekti ryte vakare, koks tas spaudimas būna ir tada žinoti, kada jisai pakinta. Ir kas atsitinka su tuo, kad jis pakinta. Ar jūs labai susijaudinate dėl ko, ar atsitinka kažkokie tai neramumai, ar ten būna kažkoks tai maistas, ar dar kažkas, ar blogai miegat. Daug labai dalykų būna. Gali būti, kad jums šitas vaistas tinka ir tiesiog reikalingas gerti ir kai pakyla labai stipriai spaudimas, kažko dar reikia papildomai, nes mes nežinom, dėl ko jisai pakyla. Kitu atveju, jeigu kartojasi tokia situacija, vadinasi, jau reikėtų kreiptis į kardiologą, kuris galėtų atsakyti labiau aiškiau, suderinti visus tos dalykus, pasižiūrėti, kokių papildomų dalykų reikia. Tai geras labai klausimas, nes taip, man atrodo, tikrai ne vienam būna, kur atrodo, jeigu nėra spaudimo, kam tos vaistus gerti.
Bet, na, tie vaistai yra mažinantys spaudimą, tai atrodo, jeigu gerit, lygtis tas spaudimas ir turėtų būti žemesnis. Bet ten vėlgi turim labai aiškiai sekti. Gydytojas jūs mato retai. Mato tik tai tą kažkokią, tai žinot, ten vos ne dabar 5 minutės tik tai pamato jūs gydytojas. Arba iš vis telefonu pakonsultuoja. Tai jisai nežino, kokia situacija su jūsų spaudimu ten mėnesį, 2 mėnesius, 3 mėnesius. Jeigu jūs žinotumėt, koks tas spaudimas, jam būtų daug lengviau ir daug aiškiau pasakyti, kada, kaip, kur, ką ten suskirti. Tai vat, tai šitoj situacijoje, aš negaliu pasakyti jums gerti ar negerti, nes jūsų gydytojas mums visiems čia tada tik tai krikšt ir nusikios galvas už tai, kad mes taip sakysim, nes jis žino geriausiai apie jūs. Aha, gerai. Ačiū labai. Ačiū iš klausimą. Dar mes turime dar... Štai matote, pradėjom gydyti mes jau. O iš tikrųjų, nuo pat pradžių mes kviečiame jūs nesigydyti pačius ir kreiptis pas savo gydytojus. Gerai, kad čia turim profesionalų ir galim pasinaudoti. Pirmiausia, noriu padėkoti gerbiamam Vyteniui už patarimą, nes tikrai buvo geras dėl raštelių. Man buvo situacija, dar, kad aš nuėjau irgi pas gydytojai, paprašiau, sakau, labai padėjo vaistas Reksono. Gydytojas sako, aš jūsų kažko nesuprantu, bet jis turėjo kantrybės, mes įsiaiškinom ir nuo to karto aš vaistiniai su rašteliu ir pas gydytoją, kad netrukdyčiau, susirašau visus savo simptomus. Ir paduodu raštelį, bet jau tokia tvirtesnio popieriaus. O klausimas būtų toks, man gydytojas, jinai reguliuoja, kalio chlorido man dažnai trūkumas būna ir aš jį geriu, ten magnį kartais prireikia, bet dabar labai paplitę maisto papildai. Kokius pagrindinius reikėtų gerti ir kiek laiko, kai pradedi jų žiūrėti, kiek tų papildų, galva apsisuka ir nebežinai, ką daryti, neperki ne vieno. Tai ačiū labai už klausimą. Čia kaip tik į tos juokingus pavadinimus, ne? Reksona. Ne? Reksona yra dezodorantas, o tikriausiai buvo, ar koks jie vaistas ir taip kartais pasitaiko. Dabar dėl tų maisto papildų. Čia tikrai labai geras klausimas, nes man atrodo, kad kartais maisto papildų perkama yra daug daugiau, negu kad netgi vaistų. Taip, bet jūsų atveju ir visų kitų atveju, kaip žinoti, ko reikia ir ką gerti, nes tikrai labai daug turim. Ir pirmas dalykas, galima pasitarti ir iš simptomų išsiaiškinti, ko galimai trūksta, bet pats geriausias dalykas, kai užsirašote pas šeimos gydytojo konsultaciją, ar ten išsirašyti vaistų, visada galima pasidaryti kraujo tyrimą ir pasižiūrėti, ko trūksta. Ir tuomet būtų pats aktualiausias maisto papildų vartojimas, kai jau jums pasakytų, kad jūsų atveju kalio trūksta, ar magnio reikėtų, siūlau vitamino D tyrimą pasidaryti jau dabar rudens sezonų ir pasižiūrėti iš tiesų, ko trūksta ir tuomet vartoti maisto papildus pagal savo turimus rezultatus. Bet, pavyzdžiui, bet D vitaminą, ar būtina kažkur vasarą gerti? Ar darytis būtinai tyrimus, nes ne visada tų tyrimų tiek daug galima pasidaryti. Aš manau, vitamino D tyrimą galima turbūt rudenį pasidaryti ir po to pasižiūrėti. Bet mūsų zona yra tokia, kur beveik visus metus reikia vartoti vitaminą D, tai bent jau nedidelėm dozėm, tai tikrai taip. Pas mus tos saulės netiek ir daug, nors ir vasara šiais metais buvo ilga, bet... To vis tiek mes nebūtinai reiškia, kad buvom visiems tos saulės, tai vitaminas D tinka. O tada, jeigu, pavyzdžiui, pasidarai tyrimus, kažko trūksta, kiek laiko reikėtų vartoti ar ir vėl daryti tuos tyrimus? Grįžtant prie visų šitų maisto papildų, tai paprastai gamintojas rekomenduoja maisto papildą vartoti 2-3 mėnesius ir žiūrėti, kokia situacija yra. Šiaip, jeigu vadovėliškai paėmus, tai kiekvienas mylintis žmogus turėtų bent kartą per pusmetį, aš taip galvoju, nueiti apsilankyti pas gydytoją ir pasitikrinti sveikatą. Pasidaryti bendruosius tyrimus, įsiaiškinti, kas, kur, kaip ir apie ką yra, kur pagrindinius elementus nustato.
ko ten trūkumai ar netrūkumai. Tikrai, manau, yra ir veikiančių daug programų, kurios galbūt papuola žmogus į tą programą, kur ten galima papildomai kažką tai tokio gauti. Ir tada paaiškėtų. Dabar, jeigu žiūrėt apie maisto papildus ir vaistus, kalio chloridas, kurį jūs paminėjote, yra receptinis vaistas, kur yra padidinta kalio dozė. Yra daug elementų maisto papildų, kurie yra su mažesnėm koncentracijom. Ir pagrindinis skirtumas yra tas, kad vaistas dėl to ir vadinasi vaistų, kad jisai turi įrodymą, kad jisai veikia, kad jisai jums padės. Jeigu mes pasigilintumėm, nei vienas maisto papildas neturi rimtų klinikinių tyrimų, kad įrodytų, kad jisai veikia. Tai yra kaip ir, natūraliai paimtas tam tikras kiekis medžiagos ir daroma prielaida, kad jisai pasisavins. Dėl to ir būna kartais, kad žmonės sako, aš geriu tos maisto papildus, kaip efekto nėra, taip nėra. Kaip ir buvo nukritęs ten, tarkim, vitaminas D, taip ir liko nukritęs vitaminas D. Tai supraskime, kad maisto papildas dėl to ir yra laisvai prieinamas ir bet kada žmogus gali jį pasirinkti, kad dozės yra labiau profilaktinės, labiau palaikymui, bet ne gydymui. Jeigu mums reikia gydymo, tuomet reikėtų, manau, kreiptis, ta prasme, į vaistus, kitaip sakant, ieškoti vaistų pagalbos. Nes, paprasčiausiai taip yra, kad savitarnoje stovintis maisto papildai, jie negali pakenkti žmogui, nebent ten žmogus, nežinau, kibirą išgers. Čia dėl pačio žmogaus saugumo, kad nevyktų perdozavimas kažkoksai tai. Tai jeigu pasidarius tyrimus paaiškėja, kad viskas yra tvarkinga ir gražu, šiek tiek nedideli nukrypimai, tuomet galima naudoti maisto papildus, tiesiog stengtis, kad viskas tokiam lygiai ir liktų. Bet jeigu matome kažkokius didesnius nukrypimus, tuomet jau gydytojas paskiria kursą gydymo, ir vėlgi vadovėliškai turėtų būti po praėjusio gydymo, tarkim, mėnesį ar 2 pagėrus vaistą, vėl padaromas tyrimas ir išsiaiškinama, kokia situacija yra šiuo metu. Labai ačiū. Prašau. Ačiū Jums už klausimą. Kągi, mes esame... Tai mes, čia jau galėsim paklausti, kai jau pasibaigs. Dabar mes jau judam labai jau į pabaigą. Tai aš tokį paskutinį noriu Jūsų paprašyti, galbūt netgi ir pasakyti palinkėjimą šiandienos temomis arba ko Jūs norėtumėt palinkėti nuo savęs senjorams. Aš labai norėčiau palinkėti, kad mes gyventumėm oriai ir kad mes neužmirštumėm, mūsų sveikata pirmiausia priklauso nuo mūsų pačių. O kad ją mes galėtumėm truputį pagerinti, kreipkimės pas profesionalus. Nevaikščiokim nežinomais keliais. Eikime tuo plačiu didžiuoju, kad galėtumėm susitikę gatvėje vieni kitiem parodyti, mes sveiki, mes puikiai jaučiamės, nes mes žinom, kas yra su mumis ir kaip kovoti su mūsų bėdomis. Taigi linkiu visiems ir savo, ir jums, jauni kolegos, būkime sveiki. Ačiū, Vyteni. Labai mes čia prastai matom žiūrovus, bet aš tikiu, kad šiandien čia susirinko tie, kurie tik paklausė tokių istorijų, ką daugiausiai Vytenis dalinosi ir šiaip kreipėtės pagalbos pas profesionalus, bet norėčiau palinkėti atvirumo, drąsos, ateiti pasakyti, kas yra negerai ir žinokit visada, kad vaistininkai nesmerks, nesijuoks ir visada yra linkę tik padėti. Ir likit sveiki. Dėkui. Papildant kolegę ir šiaip, liaudės medicina tokia, kad negalima meluoti 3 žmonėm. Tai yra gydytojui, vaistininkui ir kunigui. Tai būkit atviri, sakykit problemas savo, ieškosim bendrai sprendimų. Ir čia aš tik tai prisidedu, kad tie, kas čia atvyko, tai vadinasi, jūs jau padarėte žingsnį rūpintis, vadinasi, jūs jau labiau rūpinate savimi, tai galite ir už tai savo paploti, nes esate šaunuoliai už tai.
Ačiū Jums visiems, kad atvykote ir geros dienos, geros savaitės ir iki kitų pasimatymų.